Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje pakalbėsiu apie romaną, kurį drąsiai galėčiau vadinti vienu iš įdomiausių pasirodžiusių mūsų knygų lentynose per pastaruosius kelis mėnesius. Tai kanadiečių kilmės rašytojos šiuo metu gyvenančios Jungtinėse valstijose Emily St. John Mandel knyga 11 stotis. Šią knygą lietuvių kalba išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Hienienė. Tai knyga, kuri visame pasaulyje sulaukė didžiulio dėmesio. Šis romanas apdovanotas bent keliomis premijomis, jis buvo pristatytas Jungtinių valstijų nacionaliniai knygų ir Penn Faulknerio premijoms. Šį kūrinį metų knyga išrinko ne vienas leidinys. Emily St. John Mandel yra išleidusi 4 romanus, tačiau būtent šis romanas pelnė jai didžiausią pripažinimą. Turbūt šią knygą būtų galima apibūdinti kaip distopinį postapokaliptinį romaną. Tačiau, mano nuomonė, tai romanas laužantis žanrų ribas. Jeigu postapokaliptinius romanus įsivaizduojate kaip tuos, kuriuose nemažai fantastikos elementų, kuriuose pagrindinis dėmesys kreipiamas į tai, kas vyksta, kokios katastrofos įveikiama pasaulyje ir kaip žmonės stengiasi išgyventi, tai šį autorė aprašo visai ką kitą. Jai svarbu, kaip žmonės suvokia įvykusią tragediją. Tai romanas apie atmintį, praradimus, taip mąstymai apie tai, kas svarbiausia būnant žmogumi, kas svarbiausia, kai nebelieka nieko, kuo gyvenai iki tol. Net ir tamsiausiamis akimirkomis autorė perteikė optimizmo šviesos šuorus. Jai svarbu ne tai, kas sunaikinta, o tai, ką pavyko išsaugoti. Romane 11 stotis pasakojama apie keistą gripą, kuris išnaikina didžiąją dalį pasaulio, tačiau daliai žmonių pavyksta išgyventi. Tarp jų ir aktorių grupė pasivadinusi Keliaujančią simfoniją ir klajojanti po ištuštėjusį pasaulį. Pasakojimas kartais nusikelia kelis dešimtmečius atgal į laiką dar prieš katastrofą. Pagrindinė abu šiuos laikotarpius jungianti grandis Holivudo aktorius Arturas Lenderis, miręs dar prieš gripą. Vis grįžtama prie įvairių jo gyvenimo laikotarpių, kurie kažkaip susiję su postapokaliptiniu pasauliu. Tai labai įtraukiantis, sykiu kiek melancholiškas skaitinys, pasakojantis ne tiek apie esminius dalykus išgyvenus katastrofą, bet ir priverčiantis branginti mūsų kasdienybės smulkmenas, mažus dalykus, kurie iš tiesų yra tokie svarbus. Kaip pasakojo pati romano 11 stotis autorė, ji norėjo parašyti postapokaliptinį romaną, tačiau nesiekė, kad tai būtų siaubo istorija. Ji pasakojo: aš manau, kad po visuotinio griuvimo iš pradžių iš tiesų būtų labai daug žudynių ir prievartos, tačiau turbūt tai netruktų amžinai. Galbūt aš esu naivi, tačiau manau, kad didžioji dalis žmonių pasaulyje iš tiesų nori gyventi taikiai, auginti savo vaikus, rūpinti savo reikalais su kaip įmanoma mažiau baimių ir nesaugumo. Taip sako autorė, aiškindama, kodėl, skirtingai nuo daugelio postapokaliptinių knygų, jos romane yra nemažai šviesos ir vilties. Ir visgi, ji pasirinko būtent tokią postapokaliptinę formą. Apie šį sprendimą jis sakė, kad jai jau seniai domino tai, kokia trapi visgi yra mūsų civilizacija. Visą tai, ką mes priimame kaip užtikrintą dalyką, iš tiesų gali nesunkiai žlugti, teigia ji. Beje, jos romane Keliaujanti aktorių grupė vaidina tik Šekspyrą. Autorė sako, jog būtent šį autorių pasirinko todėl, kad postapokaliptinėme pasaulyje žmonės norėtų gauti tai, kas buvo geriausia praėjusiame pasaulyje. Ir Šekspyras neabejotinai būtų tarp tų geriausių šio pasaulio dalykų. Iš tiesų, Emily St. John Mandel knyga 11 stotis palieka labai daug erdvių apmąstymams apie tai, kas mums svarbiausia gyvenime, kas daro mus žmonėmis. Tai knyga, kuri ne tik labai gražiai įtraukiančiai parašyta, bet ir ilgam išliekanti atmintyje. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.